Prisipažink, tu irgi tik reklama, kurią matai pas blogerius, influencerius ar UGC kūrėjus, o tinklinės kompanijos atstovo rekomendacijas laikai netinkamų turinių. Kodėl? Pirma, blogeris produktą gauna dovanų. Tam, kad galėtų jį parodyti, turi reklamuoti savo puslapyje. Aš, tinklinės kompanijos partnerė, produktą perku už savo pinigus. Antra, blogeris pinigus gauna už bet kokią reklamą. Parodo produktą, pinigai jo. Aš, Džojų partneriai, pinigus gaunu tik tada, kai įvyksta pirkimas pagal mano referalinę nuorodą. Šiaip aš iš vis galėčiau nerodyti produkto socialinėse tinkluose. Trečia ir pats svarbiausias dalykas. Kai tu nueini pagal blogerio reklamą ir nupirki produktą, ar ir toliau matai, kad blogeris naudoja tą produktą? Dažniausiai ne. Jis pareklamavo ir pamiršo. O aš, kaip tinklinės kompanijos partnerė, produktų naudojuosi todėl, kad jis yra veiksmingas. Aš gaunu savo prieš ir po. Todėl man šitie produktai patinka ir aš juos nuoširdžiai rekomenduoju tau. Tai štai svarbiausias klausimas. Ar tikėt blogeriu ir jo reklama, ar tikėt tinklinės kompanijos atstovės rekomendacija, kuri yra nuoširdi. Rinktis tau.